Sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pademonstruoti Mercedes-Benz ML modelį, 3,5 litro variklis, 200 kW, V6 forma, 20 metai, 200 kW, kaip minėjau, na ir aišku, populiarus modelis mūsų gatvėse be abejonės, mėgsta mūsų liaudis Mercedesus, tai vienas iš tokių populiaresnių būtent ir šitas modelis. Na ir aišku, pliusas yra tas, kad jisai puikiausiai visų 100% važiuoja puikiai dujomis. Ta bent jau šis konkretus modelis darys su kokybiškai itališka Landrenzo Evo OBD dujinė įranga, apie kurios komponentus trumpai pabandysiu ir papasakoti. Tai pats valdymo blokas yra maždaug sumontuotas štai šitoje vietoje. Pakankamai sunku surasti variklio skyriuje, nors nėra lyg ir viskas taip suspausta, sakykime, kaip kokioje E klasėje ar C klasėje, bet vis tiek pakankamai sunku tiem komponentam tokią patikimą ir gerą vietą atrasti. Tai pats valdymo blokas, kaip minėjau, yra sumontuotas tenai. Landrenzo Evo OBD dujinės įrangos saugiklis, kurį tech apžiūros metu dažniausiai reikia parodyti. Skystos fazės filtras OMB, BFC bei dujų reduktorius yra štai šitame kampe sumontuoti. Dujų reduktorius yra sumontuotas Landrenzo L10 Turbo Oversize, dujinės fazės filtras, slėgio daviklis ir Landrenzo AEB plus dujiniai purkštukai variklio galuose sumontuoti po 3 kiekvienoje pusėje. Automobilį išmėginome kelyje, puikiausiai važiuoja, puikus kuro mišiniai visose sūkių diapazonuose, visose įmanomose, sakykime, apkrovos režimuose. Tai tikrai automobilis važiuoja puikiai, o tai turėtų leisti mėgautis mums ne tik puikiom kuro sąnaudom, bet be abejonės ir puikia dinamika. Visi Landrenzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007, kaip visada pagal aukščiausios kokybės reikalavimus. Tai reiškia, kad visas dujinės įrangos laidynas yra grupuojamas, įvelkamas į apsauginės gofras ir tos gofros yra izoliuojamos. Labai panašiai atrodo ir originalūs laidai variklio skyriuje. Kiekvienas kontaktas vėlgi yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais, yra panaudotos kokybiškos žarnos, sąvaržos, jungtis ir kitos priemonės. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas kairiau, štai šitoje vietoje. Toks buvo kliento pageidavimas ir iš tikrųjų pakankamai gerai matoma, patogi vieta. Dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje, gražiai dangtis užsidaro, lygiai užsidengia. Na, čia dar trūksta truputėlį detalių. Dar nebaigtas rinkti automobilis, bet jisai puikiausiai čia dengiasi. Yra sumontuotas kokybiškas Bormech gamintojo 56 litrų dujų balionas, didžiausio įmanomo diametro ir žemiausio aukščio. Na ir dujų pildymas padaromas labai tvarkingai, reiškia, mes atsidarę iš karto galim jungti pistoletą ir atlikti dujų pildymą. Vienintelis variantas, kada mes nusisuksim adapterį, tai bus tuomet, kai norėsim užsipilti benzino, nes dalinai dujų kamštelis dengia benzino, bet jeigu pilsim pilnus bakus, tai benzino, tai galbūt reikės mums tą nusukimą padaryti kartą ar 2 kartus per metus, taip kad tikrai bus 100 kartų patogiau, negu kiekvieną kartą pilantis dujas jį prisisukinėti. Viskas gražiai užsidengia ir pasislėpia. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landrenzo dujinės įrangos montavimą į šį Mercedes-Benz automobilį. Jeigu kažką panašaus vairuojat ar norėtume dujinės įrangos, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.